Liberalūs pokalbiai. Taigi sveiki, čia Liberalūs pokalbiai. Aš Jonas Vitkauskas, su manimi kaip visada profesorius Raimundas Lopata. O šiandien paieškoti atsakymų pakvietėme Europos parlamento narį Petrą Auštrevičių ir Laisvosios rinkos instituto ekspertą Leonardą Marcinkevičių. Klausimai mums yra kilę štai kokie. Kas vyksta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos ir kur tai mus visus nuves? Santykiai švelniai tariant sudėtingi. Ir ar JAF ir Europa vis dar yra strateginiai sąjungininkai, ar vis dar dalijasi tais pačiais principais ir tomis pačiomis vertybėmis, ar jau tik tai belikę interesai. Ir ką reiškia prekybos karai? Saugumo dilemos, skirtingas požiūris į klimato kaitą, kaip dabar akivaizdu, ir kintantis požiūris apskritai, ar belikę yra tas bendras pasakymas vakarai. Tai pradėkime nuo bendresnio vaizdo. Kaip atrodo santykiai šiandien, kai senos taisyklės nebeveikia, o naujos dar nesusiformavęs. Ir kaip dabar apibūdinti dabartinę JAF ir Europos santykių būklę? Ar tai žemiausias taškas vis dėlto per naują istoriją? Ten, sakysim, karų neprisiminkim prieš 200 metų, ar tik tai vienas iš tokių standartinių ginčių? Nežinau, gal nuo Petro pradėkim. Ačiū, Jonai. Ar girdite mane gerai? Taip, puiku. Ačiū už pakvietimą ir sveikinu ir Joną ir Raimundą inicijavo šitą pokalbį. Manau, kad niekada nėra per daug pokalbių aiškinantis susidariusias situacijas, ypač sudėtingas situacijas. Manau, kad jeigu apibrėžti apskritai ES ir JOTV santykius šiuo metu, manau, kad mes esame labai žemame taške. Galbūt netgi, jeigu bandyti apibendrinti ir paaiškinti viską kariniais terminais, aš sakyčiau taip, išrikiuotos kariuomenės, kurios nenori kautis ir ieškoma, kaip viduramžiai, žinote, galimo taikaus susitarimo. Kitaip sakant, kad atsitrauktų abi kariuomenės, laikydamos, kad jos nepralaimėjo ir iki kitų kartų. Ar bus tie kiti kartai, ar to užteks šio karto išsirikiavimo, nežinau. Bet tikrai reikia pasakyti, kad dėl rinkimų ir dėl naujosios JOTV administracijos pasirinkto politikos kurso mes esame patekę į didelį neapibrėžtumo laikotarpį. Jis yra niekam nereikalingas, kuriantis didžiulę įtampą ir tiesą sakant, sunku apibrėžti, ar yra lengvas kelias arba išeitis iš visos susidariusios situacijos. Ir jau čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie ekonominius prekybinius santykius, kurie pakliuvę į didžiulę nežinią, kurie pakliuvę į, atvirai tariant, jau ekonominio karo situaciją. Bet su politiniais santykiais aš manau, kad ES ir Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra, sakyčiau taip, tolstančiuose laivuose. Keletas tik tai pavyzdžių, tarkime, 2 pastarieji, sakyčiau, tokie principingi balsavimai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Matėme, su kokia grupė arba į kokią grupę yra pakliuvusi Jungtinės Amerikos valstijos. Balsuoja kartu su Šiaurės Koreja, Mali, Venezuela ir panašiai. Iš kitos pusės matome, kad tie politiniai kontaktai tarp Europos ir JOTV kažkaip tai nesimezga. Nėra nei, aš sakyčiau, tokio aiškaus netgi plano, kaip iš naujo galima pradėti kalbėtis, kaip regzti tos santykius. Ir matot, šiuolaikinis pasaulis nepripažįsta tokios tuštumos, kada atsiranda įtampos tarp iš tikrųjų tų kolektyvinių vakarų viduje, dažniausiai laimė trečias asmuo arba tretieji žaidėjai. Todėl pasakyčiau taip, kad matyt mes eisime dar tam tikrą laiką per tokią nežinią. Jeigu ekonominiai santykiai gali pasitaisyti galbūt greičiau, radus tokį kažkokį išeitį, kur, sakyčiau taip, su minimaliomis kažkokiamis tai nuostolių detalėmis išeisime iš šitos situacijos. Tai politiniai santykiai aš vis dėlto prognozuoju, kad
bus nelengvi visus 4 metus. Gali keistis tam tikri žaidėjai JOTV pusėje, bet nebus didelio noro žengti kažkokius tai esminius santykius, kurie sukurtų, aš sakyčiau taip, dar stipresnius vakarus, apie kuriuos mes visi kalbame, visi norime. Todėl iš bendros pusės, sakyčiau, mes esame, krizinėje situacijoje. Bet tai mes čia dabar girdėjome Europos faktiškai poziciją. Gal kas nors galėtų, nežinau, gal profesorius Raimundas Lopata galėtų iš Amerikos pusės pašnekėti, kodėl čia taip atsitiko. Ta prasme, kodėl, kas verčia griauti tą tvarką, kuri iš esmės buvo sukurta pačios Amerikos. Čia būtų ilga istorija, aišku, bet turbūt reikėtų pradėti nuo pačio Trumpo ir jo asmenybės ir jo supratimo, kas čia vyksta pasaulyje. Ir kai buvo pažadėta tarifus įvesti, ar ne, aš kažkam čia pajokau, žiūrėk, dabar, sakau, jie bus įvesti, jeigu turi kapitalą, investuok ten ir ten, nes bus jie sustabdyti ir užsidirbsim daug pinigų. Kažkas užsidirbo, ar ne? Ir kažkaip nesinori galvot, kad Trumpui valstybė yra, tiesiog biznio instrumentas. Bet ar čia nėra tas racionalizavimasis, ta prasme, kadangi matom beprotybę tam tikrą, racionalizuojam, bandom. Jo, bet tai yra sudėtinga, kodėl? Todėl, kad bent jau po Antro pasaulinio karo vakarai, turiuomenį Jungtinės Amerikos valstijos ir Europą, išgyveno porą labai rimtų krizių, turiuomenį transatlantinį, tarpusavio. Čia turite omeny Prancūziją iš NATO, kaip buvo McNamaros buvo ir buvo 72 metai. Susiję jau su, taip sakant, pasaulinė ekonomika, bet išgyveno. Bet turint omeny, kas tuo metu buvo valdžio, vis tiek daugiau mažiau tą, ką mes suprantam racionalų žmonės. Kaip mes suprantam racionalumą. Dabar yra, sunkiai paaiškinimai racionalumai. Mes galim paaiškinti, kas įvyko po to, kai buvo priimtas vienoks ar kitoks sprendimas, ar ne? Bet prognozavimo, čia yra matyti rimčiausia detalė. Tai vienas. Antra, kas turbūt gal pozityviau nuskaidrina situaciją, kad vis dėlto atsiranda metas iš tikrųjų Europai pasirodyti kaip Europai. Visom prasmėm, nuo gynybos iki tą, ką mes vadinam Europos veidu. Ar ne? Taip, čia toksai gautasi, kad mes lyg palaikom tą mintį, kad šaunuolis Trumpas pažadino Europą, nes Europą mylėjo. Tai pažadino ir savo pirmojo kadenciją, čia nepaslaptis, kad jinai tik tai Europą prabudo, bet vėl užmigo. Tai šiuo atveju, kaip čia pasakyti, galim ir kaip tu, Jonai, sakai, tvarkoja, dar vienas skambutis iš Vašingtono kažkur į Europą ir vėl čia visi sukruto, galim ir taip sakyti. Bet man atrodo, kad čia ir yra pozityvas, kad tas sukrutimas berods, nepriklausomai nuo to, kaip ilgai jinai bunda, ir mes žinom dėl ko, dėl kokių procedūrų ir panašių dalykų, bet jinai, man atrodo, bunda ir tai yra gerai. Aš dar vis tiek noriu likti prie priežasčių ir gal tada Leonardui užduosiu klausimą. Galbūt tai yra iš tiesų, kaip sakyti, ekonominės logikos problema, ekonominės logikos sprendimas, nes Europa kaip dolerio tiekėjas po trilijoną ar po kiek jie ten gamindavo to savo deficito ir iš esmės ilgainiui jie būtų turbūt pasiekę tą situaciją, kad nebegalėtų to normaliai finansuoti ir kažką vis tiek reikėjo daryti. Taip, iš tiesų, kai kalbam apie tarifus, tai čia nėra tikrai Trumpo išradimas, tikrai ne Donaldas Trumpas išrado tokią priemonę biudžetui finansuoti. Klausimas, kiek jam pavyks tą padaryti dabartiniai politikoje. Bet skirtumas, kad anksčiau, jeigu žiūrėtumėm ypač 19 amžių, anksčiau, kai būdavo valstybių biudžetai surenkami prekybos muitų apmokestinimų, būtent įvedimu,
Anksčiau nebuvo tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis. Tai buvo praktiškai vienintelis pajamų šaltinis vyriausybėms surinkti savo biudžetą. Esminis skirtumas, kad nuo 20-ojo amžiaus, pamačius neigiamą tarifų įtaką tarptautiniai prekybai, ekonomikos augimui, po truputį, ypač po didžiosios depresijos, daugelis valstybių, įskaitant tą pačią JAV, šitos priemonės, šito instrumento palaipsniui išsižadėjo. Tai esminis dalykas yra tas, kad dabartinis Trumpo tarifų įvedimas yra de facto didžiausias mokesčių padidinimas JAV istorijoje. Net jeigu imtumėm ir šitos 10% standartinius tarifus, jeigu net nekalbėtumėm apie tuos ten, apie 90% tarifus, kuriuos jis iš pradžių norėjo kai kuriams valstybėms įvesti. Bet iš esmės, JAV gyventojams efektyvaus mokesčio tarifas yra padidintas didžiausiu mastu ir be kongreso pritarimo. Čia irgi yra klausimų, ar prezidentas pats tą gali padaryti. Tai čia atskira diskusija jau respublikonų ir JAV politikų tarpe turėtų būti dėl teisėtumo tokio sprendimo. Bet iš esmės tai yra didžiausias mokesčių padidinimas, nes jokie kiti mokesčiai tikrai nėra nuimami, kaip jūs minėjot, puikiai JAV deficitas tikrai yra ženkliai didesnis negu jų pajėgumai padengti savo viešus įsipareigojimus. Tai esminis dalykas yra, kodėl tai mano vertinimu yra daroma, tai yra remiamasi elementaria klaidinga prielaida, kad neigiamas prekybos balansas automatiškai indikuoja ekonomikos problemas. Ir Trumpas tokiais 19 amžiaus tokiais terminais įsivaizduodamas, kad visa industrija, visa gamyba turi sutelkta būti tose rankose. Klausimas, kiek amerikiečių dabar norėtų dirbti fabrikuose. Tai, žodžiu, tiesiog užbaigiant mintį, kad tai yra didžiausias padidinimas ir skirtumas tas, kad anksčiau tai buvo vienintelis praktiškai finansavimo šaltinis, dabar tai yra įvedamas mokestis ant viršaus, tai yra papildomai prie visų kitų. Ir todėl tai kels dar papildomai daugiau ekonominių problemų. Ir kaip minėjau, tikriausiai, kodėl tai yra daroma, remiamasi tuo prekybos balanso neįgiamo mitu, kad tai yra automatiškai silpnos ekonomikos požymis. Bet kaip ir sakiau, klausimas, kiek amerikiečių norėtų dirbti to industrinį tokį fabrikinį darbą ir kiek jų yra ganėtinai gerą paslaugų sektoriui, IT sektoriui darbą dirbančių žmonių, kurie tikrai norėtų grįžti ir prie staklių stovėti po 12 valandų į dieną. Tai iš esmės tas neigiamas prekybos balansas, JAV, ką iš esmės reiškia, tai yra, kad aš daugiau nusiperku iš šalies X, negu ji iš esmės nusiperka iš manęs. Tai yra, JAV yra vartojanti ekonomika. Ir jeigu įsivaizduotumėm tai paprastai, tai aš turiu labai didelį neigiamą prekybos balansą su baru šalia mano namų, nes iš esmės aš iš jų perku labai daug, jie iš manęs nieko neperka, tik pinigus pasiima. Tai finansinių srautų požiūriu visos įstaigos, visos įmonės, iš kurių aš gaunu prekes ir paslaugas, aš turiu neigiamą prekybos balansą su jomis. Tai šitas požiūris neparodo nieko apie tai, kad ta ekonomika yra silpnai ir prastai gyvenanti, priešingai galbūt net. Ir po Nixono, kai jis panaikino aukso standartą 70-aisiais, iš esmės JAV deficitas, biudžeto deficitas šovė į viršų, nes doleris buvo atsietas nuo aukso, panaikintas įsipareigojimas sieti auksą su doleriu ir iš esmės, tiksliau reikėtų sakyti, dolerį su auksu, ir iš esmės tada ypač suintensyvėjo valdžios sektoriaus išlaidos ir tai ir lėmė, kad vis daugiau buvo išleidžiama pinigų ir vis daugiau, kaip jūs ir sakėte, dolerių buvo eksportuojama į užsienį ir už tos paprastus žalius popierėlius amerikiečiai gaudavo prekes ir paslaugas. Nemanau, kad jie turėtų tuo skųstis ir tikrai tai nėra problema, kurią, manau, jie turėtų spręsti, kol gali tai vykdyti kaip įsipareigojimą. Tai čia iš esmės yra tiesiog remimasis klaidingom ekonomikos prielaidom, kad jeigu pas mus nėra fabrikų, pas mus nėra tų tokių matomų, akivaizdžių, paprastam darbininkų klasės žmogui suprantamų darbų, vadinasi, mūsų ekonomika kenčia. Nors iš tiesų ta ekonomika labai daug pelnosi iš visos pasaulinės prekybos. Tai vienintelis dalykas, ką tik pritarčiau, kad svarbu dabar Europai pasirodyti kaip Europai ir nesivadovauti tomis klaidingomis prielaidomis, kuriomis vadovaujasi JAV. Tai yra toliau naudotis tais laisvos prekybos privalumais ir nebandyti žaisti, veltis į tuos prekybos karus, nes jeigu mes juokiamės iš JAV ir sakom, kad jie daro nesąmonės, tai nežinau, kodėl Europai reikėtų daryti tą patį.
O tai iš kitos pusės, ar tai nėra naujos ekonominės tvarkos pradžia? Kitaip tariant, na, jeigu jau dabar gausis taip, kad Amerika pradės šiurpti dolerius atgal, ne, pas save, nu, tam tikrą prasme, nu, tai tada viskas keičiasi, ar ne? Ir kas, į kur tai gali nuvesti? Euras gali pakeisti dolerį? Iš tiesų, įdomu tai, kad jau dabar investuotojai pastarąjį mėnesį būtent eurą ir laiko tuo saugesniu prieglobsčiu, doleris po truputį silpsta ir praranda to saugaus prieglobsčio statusą. Ir kodėl taip yra? Nes pavyzdžiui, Japonijos investuotojai, kiti Azijos šalių investuotojai, išskyrus Kiniją, dar neišsižada tų savo turto finansinio, pavyzdžiui, tų pačių vyriausybės obligacijų turimų, nepardavinėja jų, bet jeigu Kinija, kuri yra didžiausia JAV skolos turėtoja, paimtų ir parduotų investuotojai reikšmingą dalį tų vertybinių popierių, kurie jie turi būtent finansavę JAV skolą. Jeigu tai įvyktų, iš esmės, JAV palūkanų normos skolos kaina dar reikšmingai labiau padidėtų, tai yra dolerio paklausa tarptautiniai prekybai sumažėtų. Ir kas nutiktų, Trumpas tikisi, kad JAV kaip tik lies kuo daugiau pigių pinigų, bet gaunasi taip, kad JAV skola tarptautiniai prekybai, tarptautiniu mastu taptų nebepaklausi, tai jie techniškai vien dėl šito sprendimo jie praranda labai daug, nes jie negalėtų eksportuoti savo infliacijos, nebegalėtų eksportuoti savo tų žalių popierėlių, kaip ir sakiau, iš kurios gali ir įsigyti prekes ir paslaugas. Nes dabar nafta, kitos svarbios žaliavos, investicijos, tos pačios akcijų rinkos yra įkainojamos būtent doleriais, tai yra tarptautinė rezervinė valiuta ir amerikiečiai būtent dėl to tą masišką tokią didžiulę skolą ir galėjo finansuoti. Jeigu tą statusą doleris praranda, klausimas, kaip jie vykdo savo įsipareigojimus ir tą didžiulį deficitą dengia. Tai tada klausimas būtų Petrui Auštrevičiui, gal tada Europai verta bandyti užimti tą vietą su euru, bet tada aš kiek suprantu, reiktų skolinimo šitas griežtas taisyklės atpalaiduoti, kad galima būtų daugiau, kaip čia pasakyti, išleisti eurų, prispausdinti jų, prisiskolinti kredito. Taip, Jonai. Aš manau, kad Europa tikrai turi strateginį interesą, kad euras būtų viena iš pagrindinių arba pagrindinė atsargų laikymo valiuta, bet aš manau, klausimas yra šiek tiek platesnis, nes ne vien tik tai apie valiutą kalbam. Manau, kad Europos atsakymas į visą šitą netikrumo ir įtampos situaciją turėtų būti tikrai nebandyti skaldyti vakarų. Jungtinės Amerikos valstijos eina dabar keliu, kurį nubrėžė Trumpo rinkiminę kampaniją Make America Great Again, ar ne? Ta prasme, jie žiūri į save kaip į tokią centristinę pasaulinę naują sistemą, politinę ir ekonominę, reikia pabrėžti. Politinę ir ekonominę. Nes tokių kardinalių pokyčių ekonominėje politikoje, kokių dabar jie imasi labai nesgrabniai, tiesą sakant, didindami tarifus, primesdami įvairiausius kitokius reikalavimus, bet politikoje mes taip pat stebime Amerikos nusigrįžimą nuo daugiašališkumo, kas yra, sakyčiau taip, labai nebūdinga Jungtinėm Amerikos valstijom. Jų pasitraukimas iš tam tikrų tarptautinių organizacijų yra tik tai pradžia. Aš manau, kad mes matysime beje galimus pasitraukimus ir iš ekonominių tokių panašių daugiašalių forumų, kas rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos nori tapti, sakyčiau taip, žaidimą primetančią ir nustatančią šalimi. Bet ar tai pavyks sėkmingai? Čia yra kitas klausimas. Tai Europai tikrai nereikėtų žaisti tokio žaidimo. Mums reikėtų vis tiek, nes mes Europos Sąjunga labai priklauso nuo užsienio prekybos, labai jautrus esame šitam dalykui. Galbūt mes atsiliekame kituose dalykuose, kaip pavyzdžiui, naujų technologijų pritaikymo, ne išradimų, bet pritaikymų srityje. Galbūt neturime tokių socialinių tinklų, kaip jų koncentracija ir dar ateinantį didesnį, jeigu TikToką perims amerikiečiai už Atlanties partnerio pusėje. Bet, matot, čia klausimas yra iš tiesų daugiau, aš sakyčiau, netgi politinis. Kol kas aš nematau
Europos didelių klaidų šitoje srityje. Aš manau, toks nuosaikus europiečių nusiteikimas ir ekonominio karo primesto aplinkybėmis, nes tikrai bandymas išvengti to, bent jau sumažinti galimas neigiamas pasiekmes ir tikrai nekovoti už didesnius tarifus vieni prieš kitus, bet kaip elgsis Kinija, tai čia irgi kitas dalykas, nes šiuo metu ekonominėje srityje didžiausias importuotojas ir didžiausias eksportuotojas surėmė kardus. Ir tai yra labai rimtas dalykas, kuris negali praeiti be pasiekmių. Bet pamenate tą puikią karikatūrą, kuri pasirodė šiomis dienomis, kuomet Trumpas laikydamas kortą sako, kortos mano rankose. Tuo tarpu Kinijos prezidentas atsako, bet kortos pagamintos Kinijoje. Tai čia yra, matyt, daugiau tokio, aš sakyčiau, tokio netiesioginio, bet platesnio konteksto, kurį mes turime suprasti. Ir ar Europa bandys surasti glaudesnius ir užmegzti glaudesnius santykius su Kinija, ne vien tik tai, sakyčiau, malšinant, pavyzdžiui, elektrinių automobilių ten varžytuvės tarifinės ir panašiai, ar bus kažkokių tai ir kitų politinių susitarimų, sakyčiau, su regioninė visą ekonominę galę esančią Pietryčių Azijoje. Pamatysime, bet aš manau, kad politiškai mes, matot, sutrūkinėjo ryšiai ir savotiškas pasitikėjimas. Dabar, jeigu anksčiau europiečiai važiuodavo į Vašingtoną susitikinėti su Amerikos kolegomis labai lengvai, tai atrodė natūralu, vieni kitus suprantam. Dabar, nebūtinai, žinot, Trumpo susitikimai su pavieniais pasaulio lyderiais nebus tokie nuoširdus kaip su europiečiais. Kitaip tariant, mes turime permastyti ir, aš sakyčiau, o kokios gali būti vakarų alternatyvos. Gal aš trumpai tik tai įsiterpsiu, jeigu galima, kad nesusidarytų įspūdžio, kad čia esu už didesnį pinigų spausdinimą ir atpalaidavimą fiskalinės drausmės, nes tai kaip tik būtų klaida iš Europos perspektyvos, tai yra proga pasinaudoti stabilia valiuta ir perimti tą rolę pagrindinės valiutos ir būtų įmanoma tik tuo atveju, jeigu Europa kaip tik demonstruotų drausmę, fiskalinę drausmę, Europos centrinis bankas neužsimtų kiekybinių skatinimų pinigų liejimų į ekonomiką perteklinių ir nemanipuliuotų būtent tuo valiutos perkamąją galę spausdinimu tuo pačiu. Nes vėlgi reikia turėti minty, kad paklausa valiutos, tai yra kiek užsienio partneriai, užsienio investuotojai nori tos valiutos, irgi priklauso nuo to, kiek yra pasitikima institucijomis. Nes, pavyzdžiui, Graikijos pavyzdys 2012 metų ir parodo, kai valiutos paklausa ir statusas tarptautinėje erdvėje krenta būtent dėl valstybių narių fiskalinės neatsakomybės ir šitoj vietoj kas atsitiktų, nes eurozona vėlgi skiriasi nuo JAV tuo, kad mes turim 20 atskirų fiskalinių politikų ir tik vieną monetarinę politiką. Ir vienos neatsakingos valstybės fiskalinė politika gali pakenkti visai bendrai pinigų sąjungai. Ir šitą irgi reikia turėti minty ir kaip tik priešingai aš sakyčiau, kad palaikyti stabilią valiutą, stiprią valiutą, kuri ir būtų paklausi tada ir patikima tarptautiniai priekyboje. Bet, Leonardai, aš tada dar naiviai paklausiu. Tarkim, jeigu Kinija su Indija pradėtų prekiauti tarpusavėje eurais, tai eurų dvigubai daugiau reikėtų. Tai iš kur mes juos paimtume tada? Tai nereikia paimti, tegu perka brangiau, tegu europiečių perkamoji galia kyla ir mes tas pačias kiniškas prekes galėsim įsigyti pigiau. Mitas yra manyti, kad pigi valiuta yra naudinga ir skatinanti eksportą. Priešingai, kaip tik europiečiai turintys eurų savo sąskaitoje, jie turintys patikimą stabilią valiutą su stipria perkamąją galia gali įsigyti daugiau tarptautiniai priekybai, tarptautiniai erdvėjai. Ir vienintelis klausimas yra tas, ar kaip mūsų eksportuotojai būtent tą užtikrina, nes tada eksportas automatiškai jo paklausa krenta, bet aš sakyčiau, čia nėra problemos, nes tos pačios Lietuvos pavyzdys parodė 90-aisiais, kai buvo diskusijos tik atsiradus litui, ar mes, jeigu nedevalvuojam savo valiutos, ar įmanoma sukurti stiprią pramonę, stiprų eksportą. Ir ką parodė Lietuvos pavyzdys, turint lito patikimumo įstatymą, tai yra centrinis bankas buvo apribotas nuo galimybių spausdinti pinigus, kuo puikiausiai mes tapom atvira eksportuojančią ekonomiką. Čia tikrai stabili patikima valiuta nėra kliūtis, jeigu mes turim ką parduoti tarptautiniai priekybai, o nuo to, kad mes daugiau galim įsigyti, tikrai nėra problemų iš tos pačios Kinijos ar Indijos.
Kalbant apie naują, na, sakysim, pasaulio tvarką, ar visai tai keičia labai kažkaip balansą Europos Sąjungoje tarp Vokietijos, ten Prancūzijos, mažesnių šalių, kaip, Petrai, planuojat su Vengrija susitarti ir panašiai, nes, ta prasme, Europos Sąjunga yra tokia labai, na, didelis laivas su daug kapitonų. Iš tikrųjų, Jonai, čia geras aspektas paties paliestas. Jeigu jau vakarai negali susitarti vieningai, tai norėtųsi tikėti, kad dar Europos Sąjunga sugeba susitarti vieningai. Nors čia matyti irgi yra tam tikrų išlygų ir matyt nebūtų didelė klaida konstatuoti, kad šiuo metu mes jau turime 26+1. Dažniausiai taip, praktiškai visuose Europos vadovų susitikimuose pastarosiuose buvo priimamos išvados. O tai yra iš esmės susitarimų patvirtinimas. Reiškia, jau turim vieną valstybę narę, kuri laikosi išimtinės nuomonės ir, tiesą sakant, labai palankios Trumpui, nes Orbanas oficialiai yra išreiškę savo prielankumą Trumpo politikai, jo nuostatoms ir jos nesikeičia. Todėl Europos, aš sakyčiau, vieningumas ir svarbiausia, ar veiks tas variklis, Europos variklis, tai yra Prancūzija plus Vokietija. Atrodo, Vokietijos variklio dalis užsiveda ir yra ambicijos metamos didžiulės investicinės lėšos, konkrečiai pagrindinę probleminę sritį, tai yra saugumas ir gynyba, kas žinoma palies ir paskatins visos ekonomikos, ta prasme ir labiau vartotojus liečiančios ekonomikos vyksmą. Bet matot, aš manau, kad jau Europa irgi yra politiškai dalinai išsisėmusi. Atkreipsiu vieną dalyką. Štai gegužės 9 dieną mes turėsime 75-metį nuo Šumano deklaracijos. Tai yra, manyčiau, kaip čia pasakius, 75 metų Europa reikalinga arba jai reikalinga tam tikrų naujų politinių impulsų. Tokia Europa eiti į ateitį, kurioje gali kartotis tokios, aš sakyčiau, ir politinės ir ekonominės globalios krizės, manau, kad jinai turi daug mažiau galimybių laimėti. Europai reikia apmastyti iš tiesų savo naujo pavydalo, vidinių taisyklių visumą, nusigręžti daugiau nuo veto, nes matome, ką tai daro su Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos vieninga pozicija, kiek tai kainuoja. Mums reikia numatyti gilesnį bendradarbiavimą kitose srityse, ta prasme pabaigti ir vidaus rinkos, tiesą sakant, kūrimo reikalus, nes paslaugų mes taip ir nesame harmonizavę europinių vieningos rinkos mastu. Todėl aš manau, kad matyt, ši situacija paskatins, aš labai tikiuosi, kad paskatins Europą, mes sakyčiau taip, peržengti 75 metų jubiliejų ir pažvelgti į ateitį kiek kitaip. Gerai, aš dar turėčiau dar čia apie ekonomiką, tikrai daug klausimų, bet gal grįžtim pabaigoje, jeigu spėsim, norėjau gal Raimundo paklausti, vis dėlto saugumas ir ekonomika priklauso ir nuo JAV, ir nuo Europos Sąjungos, ir nuo JAV kol kas labiau. Ir, na, man atrodo, Raimundai, pats, man atrodo, ir buvo tas, kuris kritikavo, kad Abramsų nenupirkom. Kaip dabar reiktų daryti? Turim daug problemų. Aš pastebėsiu, kad mes visą laiką iš tikrųjų gal daugiau bandom papasakot, kaip mums atrodo, kas vyksta, negu galim prognozuoti, kaip vyks. Nes Trumpo politika, ar ne, palėtė ne tik, kaip mes vadinam, pasaulinę ekonominę tvarką, palėtė ir tas vadinamasias saugumo problemas. Na štai kalbant beje apie tarptautinę ekonomiką kaip tokią, ar ne, nusisukimas ir išstojimas iš klimato kaitos susitarimo, ar ne, ką tai reiškia? Tai gali reikšti, kad žalio kurso nebėra. Vokietija, jau dabar Vokietija atvirai šnekama, viskas, mes su žaliu kursu atrodo turim sustoti pergalvoti. Ką tai reiškia ekonomikom, ar ne, ypač mūsų? Kodėl, labai elementarus pavyzdys, kodėl sustojo masė aplinkybių, bet vis dėlto principinė, kodėl sustojo jūros parkai Lietuvoje?
Dėl to, kad nėra žalios ekonomikos. Vokiečiai atsisako. Tai čia mes turėsim daugiau, taip sakant, tų, kaip čia pasakyti, giluminių ekonominių problemų. Bet dabar dėl saugumo, čia mes irgi turim fantastinių dalykų. Ir vėlgi nesusitarimai, arba kaip čia pasakyti, apgaudinėjim viens kito, ES visų pirma viduj. Mes, estai pirmieji, mes, ten dar kažkas deklaravo apie tam tikrus procentus saugumui ir gynybai nuo mūsų bendro vidaus produkto, ar ne? Viskas Kaip mes įskaičiuojam? Ta prasme, kas įeina, jeigu mes, pavyzdžiui, sakom, gerai, 5 procentai BVP gynybai. Daugiau mažiau tarsi Lietuvoje nieks neklausinėja, o kam, iš kur ir kaip įsiskaičiuos, kas į tuos 5 procentus. Ir štai, pavyzdžiui, ispanai sako, jo, mes irgi didinam, bet žiūrėkit, į tą didinimą saugumui eina mūsų išlaidos kovai su klimato kaita. Ir Viduržemio jūros baseinas, mes čia kovojame, mes skirsim, čia bus mūsų saugumo mokestis, gynybos mokestis. Britai Jiems nėra nuo ko saugotis, jie Rusijos klausimas, žiūrėkit, tai ir yra tie klausimai, kurie iškilo, ar ne? Kaip žiūrėkit, sakyčiau, Trumpo dėka. Visų aštrumu. Bet kas iš to? Ir mes atvirai pasakius, klausimas galbūt toks, kaip mes o Europai tai sukrėtis, tai krizė Europai. Jeigu ir taip, tai Petras iš karto pasakyt, Europa gyva per krizės. Tai krizės jai duoda akstina judėti tolyn. Tai dabartinė situacija iš tikrųjų yra open gates. Klausimas, kaip kokiom, taip sakant, eilėm, produkcijom ir panašiai mes užpildysim tos atidarytos vartus. Bet be jokios abejonės, aš pavyzdžiui, tikrai, teoriškai neįsivaizduoju mūsų saugumo beje. Neįsivaizduoju. O tai jeigu jie sakytų, išeinam ir ką? Ir taip sakant, lauks skambučio. Vilniui gal sirenos sudundens evakuacija. Labai toks apokaliptinis, Petras Auštrevičius turi kokią kitą versiją, nes labai mes tokį baisią prognozę čia toj pateiksim. Aš manau, kad čia ne baisi prognozė. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju Trumpo kiek jis gali blefuoti, ar ne? Ir kaip pasakyti, Europą jūs patys, o čia mes kitur. Tai čia yra problema. Ir kada jis pasakys, net tas ženklas, kad mes išvesim 10 000 karių iš Europos. Tai bus dar didesnė tikimybė sirenom gaust. Absoliučiai. Atsiprašau už tą pesimizmą. Čia net dabar tokia gedulinė tyla. Mes gedulę, kaip katalikai monarchistai, šiandien gedulę, bet... Taip, kad šventės dabar prisikėlimą. Kaip. Čia Raimundas tikrai. Raimundas gal matyti, čia paveikė popiežiaus mirtis, sukrėtusi, aš matau, profesorių giluminiai. Bet žiūrėkite, aš nemanau, kad amerikiečiai bus jau tokie nuoseklūs savo šituose pasakymuose, pavyzdžiui, apie pasitraukimą iš Europos. Aš matau, kad Trumpas yra kontraktinis žmogus. Šis ta prasme, jis nori kažką duoda, bet nori gauti atgalios galbūt šiek tiek daugiau negu davė. Saugumo srityje galimos įvairios situacijos, kada galima, tokius, sakyčiau, abipusiai naudingus mainus palaikyti, arba bent jau tokią taisyklę įgyvendinti, ar ne, karinės įrangos įsigijimas iš JAV, pavyzdžiui, vienas, aš manau, iš esminių Trumpo administracijos interesų. Bet tai Baltosios knygos perrašymas, ne, 68 procentai. 65, bet, Raimundai, čia mes kalbame tik tai apie ES bendrai skiriamas lėšas.
Ta prasme, nacionaliniai biudžetai visuomet bus šiek tiek daugiau negu ES skiriamos lėšos saugumui gynybui. Tiesą sakant, 4 metams 150 paskolomis, tai yra, klausykit, čia yra juokinga suma. Taigi yra juokinga suma, 130 milijardų, nu tai baigta. Pažiūrėsiu savo sąskaitą, kiek čia. Ai, Raimondai, bus laikas dar pasižiūrėti iš tikrųjų rimtų žvilgsnių. Aš manau, kad, žinoma, mums reikia sekti šitą dalyką, bet aš vis tiek lieku prie savo nuomonės, kad net su Trumpo administracinė kontraktiniai santykiai yra įmanomi, jeigu, pavyzdžiui, yra abiejų pusių ekonominis interesuotumas. O tai sakykite, tai gal, iš kur mes perkam naftą ir dujas, tai gal reikia pirkti iš Amerikos, kažką mes pirkom ten, ne? Dujas suskystintas taip. Mes perkame dabar, tarp kitko, Lietuva yra mažiausiai suinteresuota, kad Europą pasiūlytų, pavyzdžiui, reiškia, suskystintom dujom padidintą tarifą. Ir praktiškai viskas išimtinai eina iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mes parodom labai gerą, beje, pavyzdį likusiai Europai, kada Trumpas siūlo Europai išimtinai perėti prie amerikietiškų suskystintų dujų. Ir čia visiškai rimtas sprendimas. Kainos klausimas, žinoma, lieka. Jo, bet Petras teisus, kontraktiniai santykiai kaip transatlantizmo ateitis bent 3-4 metam, ja, nusipirkt kareivius, likti čia. Taip. Jeigu mes pirksim tankus, tai galim ir dujas pirkti, nu koks skirtumas iš to vietai, turbūt. Kartu. Ginkluotė, dujos, suskystintos dujos, plus dar kuo Trumpo administracija ypatingai suinteresuota, tai pavyzdžiui, štai šitų socialinių tinklų ir tos, reiškia, naujosios ekonomikos padėtimi, kaip europiečiai reglamentuos jos veiklą ES rinkoje. Čia bus matyti labai didžiulės batalijos tarp Briuselio ir Vašingtono, bet visur galima rasti protingą kompromisą, nes aš abejoju, kad bent viena pusė yra suinteresuota tuo, kad viską sugriauti, pasitraukti ir be nieko. Matot, kuo didžioji krizė prieš antrąjį pasaulinį karą skiriasi nuo dabartinės, tai sąsajos, ekonomikų sąsajos, tos grandinės tiekimo ir panašiai. Ne veltui tiek visokių pokštų vaikštų ir apie tos sportinius batelius. Rothschildai, palikime kitam pokalbį, matyt, galėsim paliesti ir šitą temą. Bet aš manau, kad vis dėlto tie, kurie bando ignoruoti tą globalumą ekonominių sistemų, jie tikrai nesupranta savo ribų, kiek jų sprendimai yra riboti. Bet labai atsiprašau, o ne taip vokiečiai galvoja apie Rusiją, iš esmės visa politika jau buvo irgi taip pastatyta, kad prekiaukime su Rusija ir tada jiems neišeis su mumis kariauti, nes... Buvo taip, kad prekyba garantuos saugumą, iš tikrųjų, o kitas dalykas, Jonai, atkreipim dėmesį, kad Rusijos rinka tuo metu tiekė baisius pelnus. Ten nebuvo skaičiuojami pinigai, kadangi buvo naftos ir dujų pinigų pakankamai ir labai buvo dosniai atsilyginama tiems vadinamiems strateginiams partneriams. Tai šitoj srity, matyt, net ir Lietuvos kai kurie verslininkai gali patvirtinti. Iš kokius 15 metų prekyba su Rusija buvo nepalyginamai pelningiau ir panašiai. Ten savoka tarp kainos ir pelnų buvo tokie, kiek reikia, kad tu išliktum tenai ir panašiai. Bet viskas keičiasi, žiūrėkite, ir šitoje srityje galima, pasirodo, išgyventi ir be Rusijos rinkos. Nepaisant to, kad čia kalbam apie dujas, ir anksčiau nebuvusi žalioji prekė, kaip žinote, Vokietijos iniciatyva dujos yra žalioji prekė, tai sakant, žaliosios ekonomikos. Santykinai, Raimondai, santykinai. O tarp kitko, dėl žaliojo kurso, aš manau, kad jis gali pavėluoti, ta prasme, jo prioritetiškumas gali pasikeisti. Bet stebint, kiek Kinija investuoja į žaliąją ekonomiką, kadangi pačios ir miestai yra užteršti ir panašiai, ir yra tam natūralios kažkada tai ir baigtumas pareina kaip veiksnys. Tai, žinot, aš manau, kad mums reikia investuoti, mums reikia tą dalyką daryti, nes tai yra
na, aš sakyčiau, taip ir tokio autonomiškumo reikalas, ar ne? Lietuva visą laiką yra per didelė energijos importuotoja, ta prasme mes išleidžiam labai daug pinigų, todėl dalinti, gaminti iš čia ir įtraukti visą visuomenę ir žiūrėkit namų ūkius ir panašiai, aš manau, kad tai yra labai geras dalykas. Mums reikia protingai. Mes neturime tokių reikalų kaip vokiečiai, kur vidaus degimo variklis pakybo, jo ateitis. Ir aš manau, kad čia buvo galbūt nelabai protingai užsimota, pradedant rinktis ne neutralias technologijas žaliajam kursui. Aš manau, čia buvo padaryta tikrai klaida. Tai vis tiek kalbėjom apie galimybę vartų atidarimo tam tikro tarp vienų vakarų, tarp vakarų, laukinių vakarų, sakykime taip, ir rytų vakarų, ne? Dabar turbūt taip reiktų šnekėti. Tai kur čia Lietuva dar galėtų tą savo šansą kažkokį ieškoti apart pirkimo ir apart kažkokios ideologijos ar gal gynybinės pozicijos? Kur mes ten į tuos geopolitinius interesus galim įsipiešti? Trumpai, Jonai, galėčiau pasakyti, nepraraskime patikimumo statuso. Pirma, investicijos į savo saugumą, jos turi išlikti ir didėti, o tai sukuria irgi, va štai, mes tampame įdomi rinka, ar ne, į kurią gali pakliūti su savo ginkluotė ir panašiai, ar ne, likime patikimi laisvos prekybos rėmėjai, absoliučiai, visom išgalėm, aš manau, mes kartais dar ir per mažai padarome, mums reikia ir tam tikrų bendrų jungiančių regioninių veiksmų, ar ne, šitoj srityje. Nu, o dėl ES, tai žinoma, saugumas saugumu, bet Europa yra mūsų ekonomika ir yra mūsų, kaip sakyta, gerovės dalis, be kurios irgi saugumas yra neįmanomas. Todėl trečias dalykas, aš labai rimtai tęsčiau diskusijas apie Europos ateitį ir būtent gilinčiau Europos integraciją, nes aš manau, kad daugelį atvejų tai yra atsakymas. Federalizmas. Tame tarpe teks priimti ir šitą žodį domen. Jis dažnai yra minimas. Bet, žiūrėkit, o gal, kiek čia liko, aišku, jis per 100 dienų jau čia spėjo pasiautyti, tai dar liko turbūt apie 900, aš taip suprantu, daugiau gal, 1000 koks dienų. Tai ir gal viskas grįš atgal ir Amerikoje. O man tai kartais atrodo, kad iš viso jisai ar sulauks pabaigos savo. Tai čia mes spėliot galim daug. Aš manau, kad ten principinis klausimas, du yra principiniai klausimai, aišku, kaip bendras nusiteikimas, ar ne, bendras nusiteikimas, bet kaip vadinamasis tas deep state, ar išliks, taip sakant, pajėgus, kaip jis išliko pajėgių pirmojo kadencijoje, ar ne, kaip teko, taip sakant, ir laiškus padėti šalį, ir nutarimus patraukti, kad nepasirašytų. Tai ar pavyks jam, čia yra turbūt principinis. O aš manau, kad Ukrainos istorija turėtų būti pamoka. Vienu žodžiu, čia sunku prognozuoti, bet mes galim atsispirti tam tikrus dalykus, nuo kurių priklausys. Ta mes galim tikrai žinoti, tą žinom. Tai jeigu jie išlaikys, taip sakant, egzaminus, tai tvarkoj. Jeigu ne, toliau spėliosim, bet aš dar sykį pasikartosiu, Europa turi šansą, sakant, įgyti naują veidą. O mes kaip ten Europoje, tai Petras viską teisingai išvardino, tik tai klausimas, aišku, mes vieni niekas. Tai mūsų visa politika yra sąjungų alijansų kūrimas, ta užburta paradigma, kurioje mes turėtume būti, bet kurioje, taip sakant, ne visada sugebam būti, nes ne visus Europoje pažįstam, veidas į veidą. Jeigu aš gerai suprantu, tai mes vis tiek jau dabar konstatuojam, kad jau viskas negrįžtamai pajudėjo. Prašau, Leonardai. Bet aš gal nenurašyčiau, gal aš visgi dar Amerikos... Oi, atsiprašau, Leonardai, aš tik į Joną sureaguosiu greitai. Su kiekvieną dieną negrįžtamai į kitą situaciją einam, taip kad...
Be jokio Bet aš fatalizmo. nenurašyčiau aš dar Amerikos ir ar čia grįžtamai ar negrįžtamai. Nei viską ir nei visas situacijas ir reikia grįžti, pradėkim nuo šito. Antra vertus, taip, Trumpas vis tiek yra, kaip čia jau paminėjo ir Petras Berots, kad yra dėrybininkas ir šitoje vietoje, ką mums reikia padaryti, neišvengiamai, nežiūrint, ką daro Amerika, turėti dėrybinius svertus. Kokie tie dėrybiniai svertai? Mūsų konkurencingumas. Jeigu mes būsim konkurencingi, mes viena vertus ir stiprinam savo ekonomiką, stiprinam savo tarptautinę rolę, tarptautinį statusą, laimim iš tos pačios laisvosios prekybos. Antra vertus, turim ir dėrybinius svertus su ta pačia Amerika, nes, pavyzdžiui, mūsų konkurencingumui tikrai kenkia tai, kad mes labai greitai užsibiurokratizuojam Europos lygmeniu. Pavyzdžiui, finansų sektoriuje, IT sektoriuje mes dar net neturim išvystę industrijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, bet mes jau esam sureglamentavę dirbtinį intelektą, mes skaitmeninių rinkų čia nelabai turim, didžiųjų fintech kompanijų ar tinklų, mes skaitmeninių rinkų aktus turim ir milijardinės baudas Google'ui ir kitiems esam pasiruošę išrašinėti. Tai man atrodo, kad ir mūsų dėrybinę poziciją stiprintų, ir mūsų konkurencingumą stiprintų tai, jeigu Europa eitų tos konkurencingesnės, mažiau biurokratiją aptekusios ir tokios dinamiškos politikos, dinamiškos valdžios kryptimi, kuri ir būtų tada viena vertus ir leistų palaikyti prekybinius ir kitus santykius su ta pačia JAV, kita vertus mums mažiau ir reikėtų gręžiotis, ką daro Vašingtonas ir mes daugiau suktumėm galvą apie tai, ką darom mes patys. Svarbu patiems susitvarkyti. Ir vėlgi tas pats Trumpas, ką reikia turėti minty, kad mes kalbam apie vieną tik tais jo politiką, tai yra tarifus, kuri viena vertus akivaizdžiai yra klaidinga ir nenaudinga pačiai Amerikai, bet Trumpas visgi, jis realybės neignoruoja, jau vien tik įsižadėjimas tų aukščiausių tarifų, kuriuos jis pats, aišku, jis gali komunikuoti, kad toks ir buvo planas ir mes norėjom parodyti tiesiog griežtesnę poziciją, bet klausimas, kiek čia iš tiesų buvo tiesiog pamatyta situacija, kaip reaguoja rinkos, nes atsimenam tą pirmąją kadenciją, Trumpas tiesiog pasimdavo, pasižiūrėdavo į grafikus, ar S&P 500 indeksas, kiti akcijų indeksai kyla, atleidžiasi, jeigu kyla, vadinasi mano politika teisinga, jeigu krenta, darau kažką ne taip ir kažką reikia keisti. Tai vėlgi tas pats Dodge'as, kuris tikrai sustiprins JAV konkurencingumą, bent jau tam tikrose srityse, apkarpys tikrai nepakankamų mastų, bet sumažins švaistimą vyriausybės išlaidų, irgi yra tai, kas stiprina JAV konkurencingumą. Tai aš tikrai nenumesčiau JAV kaip tos, kuri niekam nebeįdomi ir su jie neįmanoma kalbėtis. Man atrodo, Europai tiesiog reikia nedaryti tų klaidų, kurias daro JAV ir būti patiems konkurencingiams, tai yra įskaitant ir tą pačią Lietuvą. Ir čia apie tą patį gynybos finansavimą, apie tą patį konkurencingumą kalbant, mes ir su tą pačią JAV. Kodėl Lenkija tą pačią, mūsų rečiau, bet Lenkija didesnė tiesiog mūsų irgi tikrai teigiamai nekartai yra įvardyję tam pačiam gynybos finansavimo kontekste. Tai vėlgi svarbu Europai tiesiog turėti dėrybinius svertus, o tada gal ir Amerika tą visai nebloga pasirodys. Aš čia tik trumpa remarka, jeigu Trumpas pats nuėjo ir susikūrė savo socialinį tinklą, tai kodėl Europa negali susikurti, man kažkaip keista iš kitos pusės. Na, bet aš pritarčiau, žiūrėkit, Trumpas, nepaisant to, kad jisai yra originaliai keistų sprendimų siūlytojas, ar ne, bet jis ir labai dažnai keičiasi. Pažiūrėkite, ryte pasako vieną, vakare kitą. Administracija pakliuvo, matyti, nepavydėtiną situaciją dabar ir aš manau, kad pokyčiai bus. Pokyčiai bus ir personaliniai greičiausiai, nes jau matosi, kad kai kas praktiškai negali reprezentuoti ir praranda patikimumą jau nežinau kokiu tempu, ar ne. Tai aš manau, kad gali būti pokyčių. Kada ir kokie jie bus, sunku prognozuoti, nes mes matyti dar ne viską išgirdom iš Trumpo administracijos, atvirai tariant, bet nemanykime, kad čia viskas taip jau įkalta akmenyje ir mes gyvensime tik tai su šitais sprendimais, kuriuos girdime šituo metu, bet tikrai nepraraskime proto ir darykime toliau namų darbus. Nedaug dėja, kad Lietuvos ekonomika čia po visų tų mokestinių siūlytinų reformų ir panašiai nuvažiuos žemyn. Štai ko mums reikia bijoti, nes mes galim patys savo šauti į kojas ir tada, žinot, kai tą konkurencingumą apriboja politikų sprendimai, tai pats blogiausias dalykas, ta prasme, realiai ekonomika tada nieko negali padaryti.
Liekam turbūt prie tokios galutinės išvados ir suprantu, kad darom, ką galim padaryti ir žiūrim, kaip sakant, viskas vystosi. Ir jei norim, kad laisvė išliktų mūsų viduje, tai aplink mus irgi turėtų būti ekonominis saugumas ir apskritai saugumas, tai kurį galėtų Būtent. pateikti Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Puiku, Jonai, ačiū. Iki Dėkui. kitų Iki. gerų pokalbių. Ačiū labai. Liberalūs pokalbiai.